Mano personažas Adomas yra puikiausias bene mūsų visuomenės atspindys, kai žmogus galbūt ne iš piktos valios, bet būna visiškas šiknius ir jis daro visus blogus dalykus, kuriuos įmanoma, tai valgo visokį kartoninį maistą, gyvena nepaisydamas jokių ekologijos taisyklių, nerūšiuoja šiukšlių ir iš viso viskas jam yra iki bambos. Ir šiaip Adomas yra žmogus, kuris mūsų visuomenėje gal ir elgtųsi taip, kaip reikia, bet jis nepradeda nuo savęs, nes, o kam? Mūsų visa visuomenė tokia. Ir Adomas yra toksai su visais. Jis yra turtingas, žavingas ir jam yra nusispjaut ant likusios visuomenės dalies.